Tai Edita, pasidalink tada, kokie atvejai būna ir kas yra apskritai nekonkuravimo susitarimas, jeigu darbo sutartyje yra nurodytas toks punktas. Tai vėlgi, konkuravimo susitarimas, jis yra papildoma darbo sutarties sąlyga, ar ne? Ir iš esmės nekonkuravimo susitarimas yra sudarodamas darbdavio naudai ir darbdavio interesais, ar ne? Siekiant apsaugoti save nuo darbuotojo galimos konkurencijos, ar ne? Tai tas darbo nekonkuravimo susitarimas taip pat gali būti sudaromas kaip atskiras susitarimas arba tos sąlygos gali būti įtrauktos į darbo sutartį. Ir esminiai dalykai, ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra terminas, nedaugiau kaip 2 metai po darbo santykių pasibaigimo, kad tai yra atlygintinis susitarimas, būtinai turi būti atlyginta. Ne su visais darbuotojais galima sudaryti jį, o tik tai su darbuotojais, kurie turi tam tikrų specifinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų. Kokią dalį, ar čia yra susitarimo reikalas, darbdavys įsipareigoja, ar ne, greičiausiai žmogui, kuris palieka darbovietę, mokėti turbūt kažkokį tai laikotarpį, ar ne, kad jis nenueitų pas konkurentus, nes žmogus iš kiekvienos organizacijos įsineša savo know-how, ar ne, ir jis jau turi tų žinių ir įgūdžių, apie kuriuos mes kalbėjome. Tai tarkim, konkurencinga įmonė, ar ne, nori pervilioti tave, tu žinai, kad negali dirbti, bet tada galbūt tu gausi kitą darbą, kuris, yra su mažesniu darbo užmokesčiu, nes tu neturi tiek ekspertiškumo. Tai buvusi darbovietė, ar ji turi kažkiek tam žmogui mokėti? Tai dabar vėl grįšiu gal truputėlį atgal, tas nekonkuravimo susitarimas, jisai gali būti pasirašomas sudarant darbo sutartį arba po darbo santykių pasibaigimo arba bet kuriuo metu, tarkim, ar ne? Ir tas nekonkuravimas gali būti darbo santykių metu arba po darbo santykių metu, arba gali ir toks būti. Ir visuomet turi būti atlyginamas tas nekonkuravimas. Dažnas dalykas, ką reiktų atkreipti dėmesį, kad tai neturi būti, to atlygintinumo neturi apimti darbo užmokestį. Tai yra atskira, taip vadinkime, eilutė. Yra darbo užmokestis ir yra kompensacija už nekonkuravimą. Ta kompensacija už nekonkuravimą turi būti ne mažesnė kaip 40% vidutinio darbo užmokesčio darbuotojo. Ir dabar tas nekonkuravimas, tarkim, po darbo santykių, grįšiu prie klausimo, kad ar gali darbuotojas pereiti pas kitą darbdavį. Tai jeigu jis gali pereiti pas kitą darbdavį, bet jeigu jisai yra pasirašęs, tarkim, nekonkuravimo susitarimą, jam gautas pasiūlymas jį domina, jis visuomet gali kreiptis į savo buvusį darbdavį ir prašyti nutraukti tą nekonkuravimo susitarimą anksčiau negu numatyta, bet buvęs darbdavys neturi pareigos to daryti. Jeigu jis matys, kad tas darbuotojas yra konkurencingas jam, jo žinios, jo kompetencijos, tai jisai gali ir nesutikti. Ir tokiu atveju jis tada negalės eiti dirbti pas konkurentus. O jeigu dar žmogus tebedirba organizacijoje? Jį gali svarstyti, viskas tvarkoj, bet kokiu atveju jisai turėtų įspėti, kad jisai turi nekonkuravimo susitarimą. Bet šiuo atveju kalbėtume apie nekonkuravimo susitarimą po darbo santykių. Nes ką tai reiškia, kad nueiti pas konkurentą jis turėtų nutraukti darbo sutartį, o kai nutraukia darbo sutartį, įsijungia jau tas nekonkuravimas po darbo santykių, ar ne? Tai vėlgi, jis turėtų informuoti naująjį tą galbūt būsimą darbdavį apie tokį susitarimą ir kalbėti su savo esamu darbdaviu, ar tokiu atveju tas susitarimas liktų galioti ar ne. Dar vienas momentas, į kurį tikrai darbuotojams reiktų atkreipti dėmesį, tai yra
Na, ta pati kompensacija. Minimaliai yra 40%, bet tai nereiškia, kad toksai ir turi būti. Ir kitas momentas, į ką irgi reiktų atkreipti dėmesį, tai kada pasirašinėti tą nekonkuravimo susitarimą su darbdaviu, ar ne? Tai jį galima, kaip ir minėjau, pasirašyti pradedant dirbti, kai darbo santykiai nutrūksta, arba bet kada darbo santykių eigoje, ar ne, tarkim, tą nekonkuravimo susitarimą. Bet jeigu jūs pasirašo darbo santykių pradžioje, ar ne, ir tarkim, tas 40% kompensacija tavo vidutinio atlyginimo gali atrodyti ne taip gerai, kaip darbo santykių pabaigoje. Aišku, visuomet yra tendencija, kad atlyginimai kyla ir atitinkamai ta kompensacija, tas 40% yra didesni pinigai. Bet vėlgi, tu nežinai, kas bus po 5 metų ir, tarkim, po 10 kiek. Tai siūlyčiau atsižvelgti į tą 40, ar tą minimalę 40%, ar visgi su darbdaviu dėrėtis dėl didesnės kompensacijos. Tai vėlgi, nekonkuravimo susitarime būtina žinoti, kokios pasekmės gali būti, jeigu, tarkim, jį pažeidė, ar ne. Tai dažniausiai būna numatyta tam tikros netesybos bauda ir tas baudos dydis taip pat yra įstatyme griežtai reglamentuotas, negali būti didesnis negu 3 mėnesių kompensacijos dydžio. Tai šitą irgi būtinai reikia atkreipti dėmesį, nes daugiau, kai kuriuose esu mačiusi, kad daugiau įrašo, didesnės tas baudas, kai kur sumą tiesiogiai įrašo, ta suma nebūtinai atspindi darbuotojo tas 3 kompensacijų mokamų dydį, dažniausiai jinai būna didesnė. Tai tiesiog reikia turėti omenyje, kad įstatyme imperatyviai yra nustatyta šita vieta, tai nedaugiau kaip 3 kompensacijos dydžio. Taip pat gali būti ir nuostolio atlyginimas. Nuostolio atlyginimas, jeigu ta bauda nepadengia darbdavio kažkokio taip pat ir tos žalos. O ta žala tada kokia gali būti padaryta? Tai jau įvairiai, čia jau yra fakto klausimas ir jį vertina kiekvienu atveju atskirai ir darbdavys tą žalą turėtų įrodyti. Nes paprastai ją sunku įrodyti. Užtat tai yra bauda, žinai, ne daugiau kaip 3 mėnesių kompensacijos, tai kurių nereikia įrodinėti. O visa kita, jeigu tu patyrei daugiau, tai jau tu turi įrodyti. Ir suįrodyti su visom sąlygom. Ten žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys. Kaltė, viską turi įrodyti. Kad pagrįsti tą. Taip, kad tu patyrei tą žalą, iš ko jinai susideda, kokia, ir kad dėl tavo būtent neteisėtų veiksmus, kad tu juos aplamai atlikai, netlikai ir panašiai. Tai nėra lengva, šiaip iš esmės.